Aš jums įrodysiu, kad garsas iš tikrųjų yra banga ir kaip jinai veikia materiją. Ir išaiškinsiu, nuo ko atsiranda garsas. Ir netgi toks subtilus dalykas kaip garsas yra visiškai realus ir matomas ir apčiuopiamas. Dabar žiūrėkit, jeigu aš suku iš tos pusės, jau galite pradėti filmuoti. Ar yra kažkoks poveikis? Net garso nėra, ar ne? O jeigu šitos? Supratot? Justinai, čia karšto vandens įpilti? Pasirodo, kiekvienas mažiausias prisilietimas skleidžia bangą. Bet jeigu tai yra tik vienas prisilietimas, mes jo nei girdim, nei matom. Jeigu yra ratu, bangos čionais vidury surezonuoja, persipina ir dėl to mes jas ne tik tais girdim, bet dar pradedam vandens pagalbą matyti. O kodėl iš tos pusės, jeigu sukau, nesigirdi? Nes bangos išorės. Teisingai. Fizika. Taip. Buvo. Pasirodo, jeigu iš tos pusės lėčių banga eina į tą pusę. Ir jos po vieną mes negirdime. Ir kodėl yra svarbus bendraminčių ratas. Jeigu jūs norite, kad jūsų svajonės pildytųsi, turite dar surasti bendraminčių ratą. Ne kvadratą. Ir ne trikampį. Be kampų. O ratą, būtent. Nes ratas va taip veikia. Todėl aš ir labai norėjau, kad jūs į ratą sustotumėte. Ir dar dėl to yra posakis tautos jėga vienybėje. Nes jeigu mes vienas į kairę, kitas į dešinę, trečias į viršų, ketvirtas į apačią, tai nieks nesigaus, ar ne? O dabar